Labas litras. Hebra atsikėlėm, viskas rytas, antra diena. Judesys šiandien bus. Važiuojam šiandien į muziejų, Rygos auto muziejų. Čia gal toks vienas iš rimtesnių muziejų šitam regione gale, Latvijos, Estijos. Pasižiūrėsim, gal kažką įdomiau rasim. Nu, tai... Pasiruošim kasečių klausyt. Nerijus ruošiasi ir kelionė va. Tiesa, mes kada dar laiko bus. Padarysim intro apie mašinas, su kuriuom važiuojam. Šiandien gal tiek to. Apžiūrima Nerijus, kad turi jisai visą, kaip sakant, audioteką. Žodžiu, viskas technologijos. Smagiau važiuoti. Smagiau važiuoti, tai va. Viskas sėdam į savo oligankas ir minam. Taip. Žiūrim, kaip čia nuvažiuoti. Čia netoli esam. Beveik 3 kilometrai. Kažkaip. Tikiuosi patiks muziejus. Gal bus įdomių modelių. Nu ką, šaunam į muziejų. Ką, atvykome jau aikštelėje. Štai va. Šiandienos tikslas Rygos muziejum. Einam po biškį, ne? Pažiūrėsim, ką čia latviukai paruošia. Pas save muziejų Lietuvoje irgi labai daug muziejų. Mano lietuviai biškį stipresni ant šito reikalo. Sezonas atplašana. Kas čia vyksta? Oi, čia vyksta visko. Shell driftą. Nu, jie čia ant to žaidžia. Turiu suvenyrų čia. Jo. Kaip rūpiu ir matau. Okay, your receipt and Okay. your ticket. Okay, thank you. Welcome. Also on my card. Kortelė? Yes, card. Turim tiketus. 12 euriukų čia. Viskas gerai. O. O, jau mes muziejui. Aš norėjau kitiem latviškai ačiū, pamiršau kaip Turiu surašyti. valdėjas kažkaip. Nu va, hebra, viskas mes viduj. Labai čia viskas pavaizduota technologiškai. Gražu. Einam.
Čia Stalino šitas bus, žinai, šitas. Sakai, Tu pažiūrėk, blė, sėdi. ką pakomentuotum apie šitą Nieko komentuoti. parodą? Stiklas labai storas. Atradom Stalino tačką, Ir neaukti langai, man atrodo, čia buvę. kažkiek jo, arba čia išrūkė jau. Tai va, hebrytė, toks tas Rygos muziejus. Aišku, dydis nėra labai toks jau super didelis čia, bet įdomu, nors nėra tų žigulių, visokių daugiau užsienskų tokių, kaip sako, tačkų. Tai va, ką eisim pavalgyti ir žiūrėsim, kur čia toliau nuvykti. Ką, pasistiprinom muziejui, biškį pavalgėm, žodžiu. Sugalvojom tikslą, važiuosim į Parnų miestelį prie jūros. Tai miestelis kaip ir kurortinis, šiltiems orams skirtas, bet, nu, žodžiu, čia labai nėra taip ir šilta. Nu, pasižiūrėsim, pasivaikščiosim, gal kažką. Dar vieną muziejų aptikom, privatų kažkokį. Nu, čia taip nėra, kad mes važiuojam kažkur, kad į kažkur tais. Mes važiuojam ten, kur norim. Tiesiog važiuojam ir žiūrim. Važiuojam, kad Mėgautis. kur tik pasižiūrim. Kur sugalvom, ten važiuojam. Pasiliekam tik laiko namo grįžti iki pirmadienio. Tai va, tai viskas, lėkiam į Parnų. Siena buvo kažkada, senais laikais. O čia bus nauja. Estija, vyrai Estija.
bet va tokia važiuoju čia per tuos pašynus palei jūrą ir žiūro čia pilna padžiūvusių eglių, spygliuočių, kažkokios liga, ramaras čia paėmęs čia, dievai žinau. Žodžiu, nieko gero, negerai. Ką, atvykome į kur? Pernu? Peru? Nežinau, kaip čia tarėsi. Parnu mieste. Parnu. Į paplūdimį. Garsių į balto smėlio paplūdimį. Einam pasižiūrėsim, kas čia gero. O, namukas tavo. Neisi? Reikia užėjti. Aš palauksiu. O, ir medžino eisim. Tu dabar filmuoji, aišku, ne? Nu taip. Didžiausiai bėda ta, kad čia nieko nesuprasti estiškai. Jo. Latviškai dar gali suprast, bet jau estiškai... Estiškai tai tas pats kaip į akmenį galvą. Tas pats kaip nieko. Nu kas čia va? Pinka, tai čia kabina gal? A ne? Nu tai viena, kad, matai, 2 kompaktai su... Bet gal 3 gali įsijungti. 2 kompaktai. Čia tas garsusis balto smėlio paplūdimys. Estijos. Virvandužiai baltas. Nu čia gerai, čia vasara jaučiasi labai gerai. Tai turbūt neblogai vasara. Einam bent jūrą pačiupysim. Čia galimai būna vandukai, būna bangos geros, net iki čia gali. Nu. Kaip pakyla vanduo. Kaip pakyla. Nusibukinom kambarį. Eisim žiūrėti dabar. Užsismailinom. Užsismailinom. Einam žiūrėti, žodžiu, Karolina hotelą. Kaina ir nebloga, šiandien 5 su pusryčiais 2. Liuks. Loga. Nelabai šį konkretus. Pilna konkretumo. Žiūrim komplektaciją. Eik tu, lapa. Dėdai. Bet tai mums paruošė šį lovas. Čia ir šaldytuvas. Iš karto. Čia yra šaldytuvas. Čia kaip namie vėl grįžtų į tą patį kambarį. Tai biški mažesnis. Mes čia palaudom tiesiai gaunamės po mašinomis savo. Jo. Gali žiek šaukti ant stogų, manau. Pafilmuok savo mašiną. Iš viršaus. Čia yra safety. Mums dabar po langais chuligankiais geriau nebūna. Eisim pasidaryti po miestelį. Matosi va laivai jau. Nu pasižiūrėsim, kas čia gero. Labai ramu čia visur. Žodžiu, ne sezonas turbūt. Ten tu tik prabukinai, kol tavo žemė viskas padaryti. Jau atspausdinta viskas buvo. Tai kažkas, karočią, bėgte lėkė, nes mes užtrukom atvažiuoti 3 minutės. Tai kažkas po užbukinimo lėkė, bėgom į viršų ir patvarkė. Pirmi klientai gal šiandien mes. Viskas kaip ryte. Einam į miestelį, pasižiūrėsim, kas ten gero. Kažkur gal nueisim. Bet tai žiūrėk, tai čia vakal laivai. Patravino važiuoti tas barmenas į salas Saremo. O ten nebuvo net neplanavę visai buvom, tai manau ten bus tikrai labai gerai. Padarysim kadrų ant saloj.
Plauksim laivu. Ir jo, keltų plauksim. Keltą, jau. Tai va, tai į salas tai žiauriai įdomu, tai gal net liks Talinas nelankytas, geriau į Saremusą. Bet ir Taliną Prasuksim kažką, už posūkių. Tai va, ir čia dabar vaikštom po Parnų miestelį. Tai jis toks visai fainas. Gėrimės laivų vaizdais. Tų jūra prie pačia daug tos jūros yra, tai viskas čia kažkaip Gerai einasi. smagiai. Tai va, hibrytė. Šiandien tiek, antra diena. Apsidirbom, buvom muziejui. Apsigyvenom Parnu. Planai gaminasi rydinai. Tai va. Iki rydinus.